Sveiki, čia Airinas iš Patrauklus vyras LT. Šiandienos aktualija: ar man reikia alfa vyras mokymų? Dauguma vyrų savęs klausia, bet blemba, čia įdomus tie mokymai, blemba, kažkokia čia naujovė, kažkas čia ypatingo. Bet ar man reikia? O gerai, pasižiūrėkim. Tu esi taške A, į kokį mes galim tave nuvesti tašką B. Kokį mes galim įveikti atstumą ir pakeisti, pagerinti tavo gyvenimo kokybę, kad tu būtum laimingesnis, labiau pasitikintis savimi, turėtum norimą moterį, mokėtum susipažinti su kokią nori moterim. Pasižiūrėk, o savo užduok klausimą, ar tu laisvai gali prieiti prie labai tau patinkančios 9-10 balų moters ir žinoti, ką prie sakyti, kaip ją sudominti. Visiškai prie nepažįstamus. Tai ne taip, kad ten nuėjai į draugų gimtadienį, o čia tave supažindina dar kažkas. Bet tu galėtum rinktis iš visų miestų. Iš viso pasaulio moterų. Tu nuvykai kažkokią šalį, tu gerai nemoki tos vietinės kalbos, bet tu moki gerai kūnų kalbą, tu esi pasitikintis savimi ir tu gali suvilioti. Tai puikiai iliustruoja mano istorija Rusijoje, kai aš buvau į Sočį nuvažiavęs. Visi vyrai dirbo lageryje, kai tuo tarpu aš savaitgaliais važiuodavau pas Rusiją ir su jie mylėdavausi. Nes aš, nors nemokydamas rusų kalbos, mokėjau sąlyginai anglų ir mokėjau svarbiausia kūnų kalbą, o pasitikintis savimi, mokėjau viliojimą. Ir turėjau aš ją, o jie sportuodavo, žaisdavo, nes jų į miestą neišleisdavo. Jie ir galėdavo išryti tą miestą, bet jie neturi įgūdžių susipažinti su moterimi. Taigi mes tau duodam visus įrankius, įgūdžius moteris suvilioti. Ką tai reiškia? Kad tu padidinsi pasirinkimą, kad tu į ilgalaikius santykius gausi, kokią tu norėsi moterį. Kokia tikimybė, kad tu gausi gerą moterį ilgalaikius santykius, jeigu tu renkėsi tik iš 4? Iš 4 moterų per savo gyvenimą. Yra vyrų, kurie sutinka vieną moterį ir su jie būna visą gyvenimą. Čia yra nesąmonė. Kaip tu gali gauti gerą moterį ilgalaikius santykius? Čia nebent tau jau taip pasisekė, kad maždaug vienai tokia ir norma. Ką reikia daryti? Reikia vyru eiti su viena bendrauti, su antra, su trečia, su ketvirta, su daug, 40 moterų, paimkim mane, 40 pripaišom. Ir iš jų išsirinkti pačią geriausią, kokios tau reikia. Tai bedarydamas pats pažinsi gerai save, savo poreikius, suprasi, ko tau reikia. Ir tada iš šitų visų išsirinkti savo geriausią. O dabar klausimas, bet tai kaip tu čia 40 moterų čia sugebėsi taip eiti susipažinti? O mes vienu metu sutikinėjom tikrai su ne viena moterimi. Nes yra esmė. 20% vyrų mylisi su 80% moterų. Tai tie vyrai yra alfa vyrai, tai yra vyrai žinantys daug psichologijos, pasitikintys savimi, kiti atsineša iš vidaus tai, iš gamtos, kitiem įdeda tėvas geras, vaikystėje, jeigu pas tave to nebuvo, nei tu viduj to neturi empatijos, nematai, kaip kiti jaučiasi, nejauti moterų, nesugebi priimti gerų sprendimų, tu to neturi, tu būsi tarp 80% vyrų, kurie mylisi su 20% moterų. Ką tai reiškia? Kad yra vyrai, kurie mylisi su daug moterų, turi didžiulį pasirinkimą ir yra didžioji procentas vyrų, kurie būtent mylisi tik su 20% moterų. Tai gauna tą trupinius, likusius po alfa vyrų, kurių yra labai maža dalis. Tas 20% dar išsiskiria į 4% pačių geriausių alfų, kurie būtent gauna viską, ką nori gyvenime. Tiek yra tiek moteris, pinigus, sėkmę visą gyvenime, žodžiu. Tai va, tu savęs klausk, iš kiek tu moterų renkiesi, koks yra tavo pasirinkimas, ar tu turi santykius. Jeigu tu turi tuos ilgalaikius santykius, ar tu esi laimingas juose, ar tu supranti tą moterų psichologiją, ar tu matai, kas dedasi jos galvoje. Ką mes darom per paskaitas, mes atidarom moterų galvas ir parodom, kaip jos mąsto. Ir tu gerai suprasi moterų psichologiją. Supranti, tu išeisi tvirtas. Ir ką tu gali geriau nupirkti, jeigu, tarkim, mokymai pilni kainuoja 10 000 litų, ką tu geriau gali nupirkti už tai? Tu pagalvok,
Tau išeis tokia vidutinė mašina, nedaugiau, bet ką ta mašina? Jinai įsės į tą mašiną, pavažiuos ir viskas. Ir baigsis. Baigsis tavo mandras pasirodymas, kad tu turi mašiną. Baigsis tavo mandras pasirodymas, kad tu turi naują telefoną, kad tu turi naują kompiuterį, kad tu turi dar kažką nusipirkti, kad tu gali kelionę nusivežti. Bet taigi reikės bendrauti. Vis tiek reikės suprasti jos psichologiją. Vis tiek reikės suprasti, o kodėl jinai taip mąsto. Kodėl jinai tau yra neištikima. Kodėl ją domina kiti vyrai, o ne tu. Kodėl jinai su kitais jau, ta prasme, rašinėsi Facebook'e, žinutėmis su kitais. Kodėl jos dėmesyje yra kiti vyrai. Ir pas mus į mokymus ateina vyrai dažniausiai tokie, kurie turi 5, 7, 8 metų ilgalaikės draugystės, išsiskiria, dažniausiai tos moterys juos palieka, susiranda kitą. Tik tada jie susivokia, kad man reikia tokių mokymų. Kai jau buvo prašvaistyti 7 metai gyvenimo. Pagalvok, kam tau to? O tu prašvaistėjai dėl to, kad tu buvai per daug į geras, kad tu santykiuose buvai beta, tu nebuvai alfa. Štai dėl ko tu prašvaistėjai tiek savo gyvenimo metų. Todėl čia tiesiai kursas, tu sutaupysi laiko, tau atrodo, blemba tokią sumą sumokėti. Eik tu savo, žinai, ką už tą sumą tu geriau nupirksi ir ką tau tas daiktas duos. Klaus savęs, ką tu geriau už tą sumą nupirksi, kur tu gali ją geriau išleisti. Čia tu, mes tave paruošim su tavo, aišku, namų darbais, pats nedirbsi, čia nepasiruoši, žinok. Mes tai paruošim, visi prie kurios norėsi prieiti, įtrauk. Per pirmos, antros pasimatymus tu sugelbėsi moterį parsivest namo, kai tu seniau tau reikdavo į kavinės vestis, lieti prabangų šampaną, vyną, rodyti jai savo turtus, koks tu esi, ir galop jinai įsimylėdavo tavo pinigus, bet ne tave patį. Mes čia tau atskleisim žinias, kaip kad jinai tave pamiltų, kad tu jausi, kad moteris bendrauja ne dėl naudos su taimi, o bendrauja dėl tavo savybių. Vėliau, jeigu tu nori imti ilgalaikius santykius, aišku, jau bus nauda, nes tai išaiškinam, kaip kas. Turi tai, toliau, kas yra, trečiasis alfa vyro mokymo etapas yra apie grupės, žmonių valdymas. Važiuoji versliai parodą, yra patinkanti moteris, ane? Jinai stovi tarp kitų, irgi ten verslininkų, ir ar tu žinai, kaip prie jos prieiti, kaip ją užkalbinti, kaip apeiti tuos kitus vyrus, kaip tuos vyrus pavers savo biznių kartelėmis. Tai yra, kad tu gautum jų telefonų numerius ir galėtum užmėgti su jais verslą. O tą moterį gautum tu ilgalaikių santykių, suviliotum ją. Ar žinai, kaip tai padaryti? Mes čia turim esmę, tai yra video, kur yra stipriausias mūsų arkliukas, video. Mes turime didžiulę duomenų bazę video, kurią mes sufilmavom per savo praktiką. Šita patirtis kainavo, neįsivaizduoti kiek metų, 6 metai ir aš praškai iš to reikalo užsiimu galvodamas 24 valandas per parą. 6 metai, 24 valandos per parą, tokia patirtis. Dabar pasižiūrėk, 2014 metai pabaiga, ne? Surašyta į video, kuriuos aš tik rodau mokymuose. Ką jūs matot YouTube čia, ką jūs matot parašyta knygose, DVD, tai yra tik labai maža dalis, ką iš tikrųjų ateina žmogus gauna mokymuose. Nes mokymuose rodau video, aš aiškinu iki smulkmenų. Toliau eina tas pats žmogus treniruotis. Mes filmuojam praktiką, yra didžiulė vertė. Tokią tu patirtį nusiperki 6 metų, po 24 valandas per parą, tu nusiperki, peržiūri video ir aš dabar tu klausim, bet tai man geriau galbūt pačiam eit bandyti, klysti, taip toliau. O esmė yra tame, kad ne. Kai tu eisi pats bandysi klysti, tu tik švaistysi savo laiką. Tau yra esmė, čia ateit, mes sprendėme. Mes nesėdame tai, kad tu esi mano mokinys, aš esu, žinai, tavo mokyti, aš tave mokinu. Ne, tu esi mano realiai partneris. Mes abudu diskutuojam. Tu sakai, bet taip klausyk, jeigu tai būtų, tai kaip čia reikėtų daryti? Tada aš sakau, žiūrėk, čia taip, matai, taip. Abudu, tu irgi savo patirtį prijungi, aš savo patirtį, išsivedam tai, kas yra gerai, tas, kas veiktų praktikoje, einam bandomis, kažką keičiam, taip toliau. Atsisėdi čia prie stalo,
nagrinėjom video, žiūrim, pamatysi, kaip tu greit suprasi tą moterų psichologiją. Tau visur bus lengva, visur būsi tvirtas. Tai išmoksi su grupėm gerai elgtis. Toliau 4. alfa vyras mokymo etapas eina apie ilgalaikius santykius. Kiek aš, pavyzdžiui, esu suviliojęs moterų, kurios turėjo ilgalaikius santykius, turėjo vaikinus, net vyrus turėjo. Ir buvau neištikimus. O kodėl neištikimus? Kas kaltas? A ta moteris galvoja kalta? Ne, vyras kaltas. Esmė, aišku, yra vyras kaltas, kuris jos neparuošė tuose santykiuose. Neparuošė, kai jinai mokėtų atstumti vyrus, neparuošė ją psichologiškai. Tai mes 4. etape išaiškinam, kaip tą moterį paruošti santykiuose, kad tu galėtum ją laisvai paleisti draugėmis, paleisti į klubus, kur tik nori. Jinai mokės atstumtos vyrus. Ir būtent dėl to, kad tu esi nepavydus, tavo trauka didžiulį išsilaikys jai. Vyro trauka miršta, kai jisai tampa pavydus moteriai. Pavydijos visur. Tada moteris nuo jo bėga, nenori jo. Ir taip pat žinios apie pardavimus, apie įtikinimą kitų. Čia realiai tu esi produktas, eini parduodi save moteriams. Ir taip kaip jos mato tave, kaip tu šneki, kaip tu savimi pasitikė, taip jūs tave ir perka. Mes išsiaiškinsim, kaip parduoti, įtikinti save kuo geriau 4. etape. Taigi, visų tų etapų kaina, tarkim, mane yra 10 000 litų. Tai tu klaus savęs, ką tu gali geriau nupirkti už tą sumą ir ką tau tas daiktas duos, kokią emociją. Jis tau duos momentinę emociją. Tu nusipirksi mašiną, pavažiuos parodau, faina. O po to bus jinai vienkartinis. Vienkartinis, tiesiog bus daiktas, kuris tave nuveža iš taško A į tašką B. Tu nusipirksi kompą, iš pradžių, wow, kaip greitai veikia. Vėliau taps tiesiog priemonė, tikrintis paštus, dar kažkas. O alfa vyras mokymai neš tau tikrąją laimę. Tikrąją, kur tu ieškojai ilgą laiką, norėjai būti pasitikęs savimi, norėjai būti vyriškas visuomet, norėjai turėti daug žinių, būti pranašesnis už visus. Čia kaip tik tu tai ir gausi. Tai pats klaus, ką tu gali geriau rašti už tuos pinigus, kuriuos mokėtum į mokymus. O ši kaina 10 000 litų, aš nesakau, kad čia yra tokia kaina šių mokymų. Aš čia daviau kaip pavyzdį tikrąją kainą ir apie visas mokymų subtilybės sužinok paskambinęs man +370 623 1264. Skambink dabar. Airinas, pašnekėsim, nutarsim pirmą sutikimą, atvyksi, pašnekėsim, parodysiu šiek tiek, kaip čia tie mokymai vyksta, pasirašysim sutartį, pradėsim mokymus. Arba parašyk man per Facebooką ar paštą. Kontaktai yra apačioje. Laukiu, tai bus tavo geriausias pasirinkimas gyvenime. Iki, tai buvo tavo alfa vyras mokymų treneris Airinas ir patogus vyras LT ir iki susitikimų. Iki. I can't tell you what I can't see. I only know what's true.